Tu prieš vėl sakai, kad neįmanoma, kad netyčia Žalgiris pralaimėtų LKL. Neįmanoma. Jokių šansų nėra. Neįmanoma. Žiūrėk, mes kalbam, trenerių reikės. Nu, žiūrėk, man su lažybom gal ir nesiseka. Dedu 5 štukas dabar ant stalo, tu gali dėti 2. Paslėpę nuo stalo vienos iš degalinių kavos puodelį, nes mes nereklamuojam čia degalinių, nors yra ką mes čia pareklamuojam, mes pradedam Eurolygos apžvalgą kas savaitinę, kur mes nuo Eurolygos nueinam iki Kanye Westo antros pusės nuoga krūtinę nuotraukų, užklystam kartais iki Eurovizijos, taip pat pašnekam apie kokį nors Remigijų Milašių, beigi LKL, KMT, Čempionų lygą, Europos taurę, apsukam ratą ir vėl grįžtam prie Eurolygos. Kleiza prieš Tiškevičių, mes įrašinėjom pirmadienį prieš pat 2 Eurolygos savaitę. Va, tai tau tokia pradžia. Sveikas, Linuk. Sveikas, Karoli. Aš žinau, kad yra vienas kitas žiūrovas, kuris mus stebi ir kažkodėl vis dar neprenumeruoja šito kanalo. Tai yra baisi klaida, kurią tučto jau reikia ištaisyti. Iki 20 000 prenumeratorių mums trūksta mažiau negu 2 000 žmonių. Ir kūrybinė grupė mums yra pažadėjusi super prizą, jeigu iki Karaliaus Mindaugo taurės mes surenkam 20 000 prenumeratorių, tai jūs ne tik, kad 2 iš 20 000 procentas visai neblogas laimit 2 Lietuvos rinktinės marškinėlius, bet dar gaunate ir šūsnį bilietų geriausiose vietose į KMT turnyrą, o tengi bus labai įdomu. Ar tu jau, Linai, turi bilietus į KMT nusipirkęs? Aš neturiu bilietų, aš varysiu snowboardint. Tu paliksi Lietuvą vieną žiūrėt KMT? 12-16. Norėjau, matai, rinktinė prasideda, tai negalėsiu per vaiko atostogas išvaryti. Būsiu pasiaukojęs Lietuvai. Tai važiuoju biškai anksčiau, tai gaila praleisiu įspūdingą renginį geriausios lygos Europoje. Tai man dėl to skaudu. Ar tikrai? Taip, tai yra geriausia. Tai yra, kažkaip, žinai, matai, Krislą tai nenuoširdumo. yra tikrai geriausia lyga Europoje, profesionaliausia, sakyčiau. Ir vien pagirimai, ir kiek girdėjau atsiliepimus ir žmonių, kas ten dirba, tai yra aukščiausias lygis. Nu, jeigu ne Ispanijos, Turkijos, Vokietijos, Graikijos, Adrijos lygos, tikrai Lietuva nacionalinis čempionatas turėtų labai aukštai. VTB. Netaip skaičiuoji. Netaip skaičiuoji. Ką reikėtų atmesti? Gerai, bet taip realiai, mintis tokia šojama, ne? Ispanija. Kaip mes galim lygiuotis? Su 50 milijonų ar kiek Ispanijoje gyvena žmonių? Daugiau gal. Nežinau. Kiek, na, išpratėjai, Ispanijoje 30 lemų gal gyvena. Nu tai, pasižiūrėk. Čia Lenkijos populiacija. Ispanijoje 50 milijonų? Rimtai? Ok. 48 rašo, 50 milijonų. Mes turim 1 100 000. Mes turime 1 100 000 gyventojų. Pas mūsų mažėjo. 1 100 000. Gerai, aš gal nusipezėjau su Ispanija. 1 100 000. Dabar tų lietuvių kiek čia turi, nežinau. Nu, gerai, dabar visi į Anglijas į Amerikas išvažiavo. Nu, gerai, 2 milijonai. Tai mes, nežinau, dabar užvažiavo Baltarusių viso gal 2,5. Tai su Baltarusiais tikrai turim 2,5. Nu, 2,5. Va, turim ir kaip, ir mes dar kažko, tai palyginus pagal tas proporcijas, mūsų lyga tikrai yra įspūdinga. Labai gali ginčytis. Su kuria tu nori pasakyti? Vokietija 50 milijonų, ir kiek vokiečiai turi. Visi eina, skaičiai, numeriai, žymiai didesni. Tai, žinai, aš sakyčiau, kad tokiam marketui, tokia lyga yra ganėtinai gerai. Aš tai sakyčiau, kad tokia marketui, tokia lyga yra geriausia pasaulyje. Tai bet jeigu mes taip vertinsim. Bet vis dėlto turi vertinti, vertindamas ir skaičiuodamas, ne pagal gyventojų skaičių, ne? Tai, pagal gyventojų skaičių. Tai prisiversti. Kuri šalis kitaip gali daryti, mes skaičiuojam pagal gyventojų skaičių. Viskas tvarkoja. Tai Karoli, praleisi tokį reginį, geriausias pasaulio lygos KMT Final Four, ir tu stovėsi ant snowboardo? Matai, čia jau dėl vaiko. Matai, čia jau nejud, bet tikrai būčiau buvęs geriausios lygos, geriausiam renginį. Bet ar tu negalvoji, kad sūnui... Ir žiūrėjęs Lietkabelį su Žalgiriu ir Vilkus su Neptūnu.
Bet sūnui, kuris lanko krepšinį, ir nemanai, kad būtų didesnė nauda pasižiūrėti KMT, negu stoti ant snowboardo? Čia irgi geras, apie kurį aš daug galvojau ir svarsčiau ir tikrai labai sunkus sprendimas. Kiek galvojai laiko? Labai sunkus sprendimas buvo, bet taip susidėliojo, kad kalnai, žinai, žiema nebus amžinai. O KMT yra įrašas. Gali atsisukti. Ar atsisuksit po sunkios slidinėjimo dienos? Amžinai bus mano širdyje. Štai taip mes pradedam šitą mūsų laidelą. Nuotaika pernelyg gera, lyginant su to, kokia buvo Eurolygos savaitė Žalgiriui. Ir iš karto susigadinkime, Linai, tą nuotaiką. Žalgiris iš 8 paskutinių rungtynių Eurolygoje pralaimėjo 7 kartus. Vaizdelis areno jau apkalbėtas daugybę kartų. Trinkierio pasisakymai po spaudos konferencijų irgi apkalbėti netgi Žalgirio sirgalių, kurie įstojo Facebook'e ir sakė, kad Andrėja, mums nereikia tavo pezalų apie meilę fanų Žalgiriui, mums reikia vaizdo aikšteliai. Trinkieris sako, kad Žalgiris žaidė blogai pirmą dalį, nes viena priežasčių pagrindinių, jog nebuvo Giedraičio, bet su Giedraičiu Žalgiris gavo toje serijoje 7 iš 8 ir nuo Asvelio, ir nuo Makabio, ir nuo Oli, ir nuo Realo, ir nuo Fenerio, ir nuo Pao, bet staiga pralaimi Bayernui ir įsitraukiamas Giedraitis. Labai daug spaudimo gavo Andrėja Trinkierį, aš manau, kad nemaža dalis to spaudimo yra pelnyta. Kiek pats apie tai prakalbėjai kitose laidose? Visų pirma, matai, tie mūsų fanai... Aš atsigersiu iš tos degalinės. Sakyk. Ką aš sakysiu dabar kaip? Tai aš manau, kaip Andrėja pasakytų, tie visi fanai net neturi pakankamai drąsos ar negyvenę pakankamai laisvoj šaly ilgai, kad suprastų, kas yra krepšinis. Jie dar tik tai yra šitos kelionės pradžioje. Andrėja jiem tikrai parodys ir tuos... Mesijas. Lyderius mūsų užaugins pagaliau, ko mums trūko visą laiką šitoj Ašarų pakalniai, sakykime. Ilgoj prieš tai rusų okupacijoje ir šiaip 30 metų nieko čia neužaugo. Vynogės augina dabar Lietuva. Daugiau, tai va, bet pagaliau turim tai gražios kalbos, įspūdingos, visos per minutę. Irgi šau, irgi gražu žiūrėti. Tu apie Ulanovo audimą. Apie Ulanovo audimą. Tai tas ir atneša daug tų pralaimėjimai visi, o nežinau, aš taip visi įsitikinę, kad čia jau jis bus nesėkmės atveju greitai paleistas, aš tai nežinau. Taip ten nedrįščiau tų pirštų ten pjaustytis ar ten garantuoti ar kažko. Nemanai, kad užtektų pralaimėjimo Albai rytoj? Kai įrašinėjom tai rytoj, kai žiūrit gal ir šiandien. Aš galvoju, kad pralaimėjimas Albai būtų taškas. Nemanau. Sakai, dar kažko trūktų. Toksai tiesiog spėjimas aklas, čia aišku, tu neįlysi, ne tik, kad neįlysi į galvą, bet tu neįlysi į sutartį. Nėra labai aišku iki galo, kiek būtų paprasta tai padaryti, nes finansinis krūvis Žalgiriui irgi būtų nemažas atsisveikint su Trinkierį. Ne, tai... Yra kito sezono kontraktas, apie kurį irgi visi žino. Yra kito sezono kontraktas, turbūt labai didelis kontraktas palyginus su Žalgirio visą trenerių ir ką jie moka, tai... Žinai, visų pirma, reikia palinkėti, kad viskas išsispręstų, būtų 2 pergalės, po to ateina KMT, būtų KMT pergalė ir tada vėl viskas nurimtų. O matematika šiandien tokia užsėmiau lengva, tau irgi turbūt bus įdomu. Gal dabar jau, kai žiūri šitą podcastą, Basket Newsas jau irgi bus surašęs, nusiunčiau Hebrai irgi šiek tiek skaičių. Kokia dabar yra Žalgirio situacija kovoj dėl play-ino? Tai iš esmės Žalgiriui liko 10 rungtynių Eurolygoje. Čia labai aiškus dalykas. Iš tų 10 rungtynių 6 yra išvykose, 7 iš 10 likusių varžovų turnyro lenteliai dabar yra aukščiau už Žalgirį. Tai reiškia, kad visiems jiems tos rungtynės su Žalgiriu irgi bus labai svarbios. Ypatingai turint omeny, koks yra šitas sezonas, kad čia žiūri. Heisa? Koks mus toksai yra mečas. Tai kadangi čia po tos laidos,
Kurios? Kur buvo pasisakymų tokių Kas? visokių Aš kontroversiškų. Aš galvojau, kad... Išsileidai merčą. Aš galvojau, kad aš didžiausias rasistas šitam kambarį, bet gal ir ne. Tai... Ko aš čia tik paklausiu, dėl ko tu pradėjai dešimtą? Kiekvieną laidą tu paklausi. Tas pliuso. Ne, aš pirmą kartą matau. Ja. Nieko. Tai dar kartą apie matematiką. Žalgiriui reikia laimėti iš likusių 10 rungtynių 6, kad turėtų 17 pergalių, bet labiau 7, kad turėtų 18, nes 17 dar nieko negarantuoja, 18 jau turėtų užtikrinti 10 vietą. Ką reiškia laimėti 7 iš 10 paskutinių, galim pažiūrėti trumpai į istoriją. Žalgiris per visą modernios Eurolygos istoriją nuo 16-17 sezono yra tik tai vieną kartą iškovojęs per paskutinės 10 rungtynių 7 pergalės. Ir čia buvo pridėdės Šarūno, kada mes laimėjom 6 iš eilės paskutinės rungtynės. Ir tada Žalgiris magiškai iškopė į finalo ketvirtą, į top 8. Koks tik yra esminis skirtumas? Tada Žalgiris laimėjo paskutinės rungtynės prieš komandas, kuriom jau ten buvo daugiau mažiau aišku, kokiose vietose jos yra, ypatingai Madrido Realas, kuris ten iš vis nepersistengė. Šitas sezonas ir likusios 10 rungtynių Žalgiriui bus prieš komandas, kurioms visoms tai bus žiauriai svarbios rungtynės. Taip, kad dabar galim su tam ir padiskutuoti, ar mes dar realiai tikim, kad Žalgiris gali patekti į play-iną. Man atrodo, kad aš dabar turiu pirmą kartą oficialiai pasakyti, kad mano lažybos dėl finalo ketvirto šitoje vietoje yra nubrauktos, nes patekti į play-iną, tai reiškia Žalgiriui laimėti 7 iš 10 likusių. Dėl finalo ketvirto baigs. Susilažinė. Jo. Su kuo? Su Mikaičiu. Kad patek Žalgiris į finalo ketvirtą. Aha, aš mėgstu įdomiai gyventi. Visi, vienu metu, manau, ne tu vienas buvai, kas taip tikėjo Žalgirį, bet dabar matyti tą play-iną, sakyčiau, su tokiu žaidimu, kurį jie demonstruoja. Ir čia jau ne paskutinės 3 varžybos, ne paskutinės 4 varžybos. Čia jau yra ilgas laiko tarpas, kai jų žaidimas vis blogėja. Turbūt kulminacija buvo Bayernas, vienas iš tų tokių kulminacijų, bet čia gali nieko nebelieka, tik būti pozityviu, bet labai sunkiai įmanomas variantas. Pernai Žalgiris iš likusių 10 rungtynių laimėjo 5, užpernai 6, dar prieš tai 5, dar prieš tai 4. Iš esmės tokio finišo, kokio reikia Žalgiriui, beveik nėra buvę. Ir dabar dar turint omeny, kaip mes atrodom šiuo metu, tai turbūt labai naivu to tikėtis. Žinai, dabar taip kaip prisimenu, gruodžio viduryje, atsimeni, buvo tas toks 3 pergalių etapas, kai nukalė Efesą, Realą, Albą ir atrodė, kad jau lik ir Volkeris prigyja, jau lik ir viskas veikia ir tada buvom praktiškai patikėję, kad šitas Žalgiris gali varyti taip kaip sezono pradžioj. Ir kas tada atsitiko, pameni? Asvelis, Makabis ir aš galvoju, tos rungtynės su Makabiu, kada gavo Žalgiris per sprandą Belgrade 20 taškų, kažkaip atjungė bet kokį tikėjimą, bet kokį pasitikėjimą. Tai tarsi nukirto komandą, tas toks neatsargus tarp šventinis nuvažiavimas į Belgradą. Ar va čia nėra tavo prisiminimuose, nes man taip ir yra toks atskaitos taškas, kaip viskas griūna Kibenimat šitą sezoną. Čia labai paprastas dalykas atsitiko. Pagal įskaičius numerius žiūrint, Žalgirio gynyba sugriuvo. Paskutinės tas visas varžybas nuo ten, kur prasidėjo gynybos reitingas yra 16, man atrodo. Polimo 16, gynybos 16, viskas, tu negali su tokiu polimu nieko laimėti, o tavo gynyba jie nėra top 1, top 2, kas buvo pačioj pradžioj, kur laikė laimėjo varžybas, tai viskas, niekur nelaimė, pažiūrėk, prasileidžia 90, daugiau. Reitingai nukrito, gynyba nelaiko, Žalgirio pergalių nėra. Su to puolimu nieko nelaimės. Bet kur gynyba dingsta, žinai, Šuliauskas padarė labai įdomią video analizę Bayerno rungtynių, plika akim tai irgi buvo matyti, kai jisai pristabdė ir dar parodė, tai apskritai yra tiesiog pasibaisėtina, kaip Žalgiris ne tik, kad nesigina, bet net stovi, vangiai grįžta, niekur neskuba, paleidžia, nežiūri, užsimiršta. Aš galvoju, ar čia nėra pasiekmė būtent emocinio, žinai, nusivylimo visų to, kas vyksta, kai Chebra tiesiog padėjus jau biškį skersą,
nežino, dėl ko kautis, neaiškios tos minutės, neturi ypatingo vaidmenio didžioji dalis komandos puolime, nemažai daliai tų vyrukų nusvyro rankos ir gynybai. Nes gynyba yra apie pastangas dažniausiai. Ne? Žalgiris, kad turi kūnus gintis, tai mes matėm nemažą dalį rungtynių šį sezoną. Bet pastangų nebeliko. Tai čia ir yra turbūt pasiekmė viso to, žinai, subirusio pasitikėjimo savim ir gal pasitikėjimo tikėjimo to pačiu treneriu, ne? Matai, kaip pradėjo eitas visas per tą blogą, sakykime, savo etapą Žalgiris pradėjo pralaiminėti. Tai antiek, dar tas blogas puolimas uždeda antiek spaudimo tos gynybos, visi mes kalbame, pastangas neturi. Turi tų pastangų, bet paprasčiausiai jau atėjo, kad ir kitos komandos žymiai stipriau pakėlė savo žaidimą. Atėjo tas jau tikras Eurolygos veidas, sakykime, antram rate, kaip tikra griūtis Žalgirio prasidėjo, ne? Tos visos komandos įsižaidė, jau ta jų tik pastangų ir to jau Žalgirio nebeužtenka. Jie ganėtinai yra labai lengvai išskautinami puolime. Puolimai nelabai kas skautinti yra, one-on-one krepšinis. Tai tenai yra lengvai išskautinami gynyboje. Žalgiriai paprasčiausiai pasižiūrėjo, per kur gali mušt. Ir atsirado, aišku, dar ir tas pats Walkeris, kur net, kai jo puolimas stipriai krito į apačią gynybą, irgi jo neišgelbėjo. Tai daug susidėjo visko Žalgiriui, bet kad Žalgirio reitingai krito ir krito drastiškai ir tas pats krito su laimėjimai. Jį paprasčiausiai nebeliko. Tu negali nieko ištemti. Tai kažkiek mes bandėm tą Eurolygą apgauti, įsitikinę, kad su tokiu žaidimu ir su tokiu, sakykime, vis tiek, kaip ir galvojam prieš sezoną, dauguma galvoja, kad Žalgiris turi būti kažkur toje vietoje su sudėtim, tai jie taip ir yra. Panašiai, kaip galvojam, kad čia, jei mes kalbam, kad praradom Dovydą Giedraitį ir jau nebeturim. Gal ne mes kalbam? Jau yra didelis nuostolis Žalgirio, kalbėjom apie geriausius gynėjus per visą istoriją Žalgirio. Tai duodu, kad Francisko viršijo lūkesčius puolime, bet, tas žaidimas po vieną, matome, net nešamų pergalių. Žinai, Francisko viršijo lūkesčius puolime, daug kas įskiria tos 33 taškus prieš Barną, bet čia yra Nižnij Novgorodo žaidimas, kur tu turi pasisamdęs kokį nors stiprų legionierių ir ant jo droži, jo skaičiai įspūdingi, vėliau jį pasiema kokia geresnė komanda, bet Žalgiris tokiam krepšinį negali laimėti, Žalgirį turi žaisti visa komanda, jeigu kiti yra nelaimingi puolime, kas iš to Žalgiris tokį krepšinį mes ir žaidėm, mes pasiėmėm priekinę liniją. Vienintelis, kuris dar ten galėjo nugarą žaisti, Birutis kažką, bet to apskritai turbūt nežinau, ar nors vieną kamuolį įmetė į paustą. Apie tai ir kalba, jeigu nėra pajungta kita hebra, žinai, kaip jie gali džiaugtis krepšiniu. Niekas net Ūlės irgi nebando centruoti, nei daryti nieks jokio kito krepšinio. Mes galvojam, kad viską paimsim, gynybą, fiziškumų, pasidaužysim ir po to, kaip paeis, tai paeis. Ūlė centruot bandė prieš Barną, prieš Lučičių. Aš nelabai suprantu minties irgi. Bet čia tokie labai reti variantai būna. Kaip kažkur mes bandome, mes, Jo, bet prieš Lučičių. Žinai, koks šiamis mečas. Neturim, tai Ūlė gali pramušti, bet Lučičius jau vis tiek žino, kad jis suksis į tą kairę daug, bet vis tiek tas toks susidėjo, kad reikia tų herojiškų pasirodymų ir tas, nėra tas, kai žaidimas mes neturim kas vienyje mus puolime, tada pradeda ir gynyba stipriai lūžti. Vis tiek, taip, kalbėta, daug kas galvojo, kad Žalgiris bus puolimo komanda prieš sezoną, kad mes tikrai daug taškų mesim, žaisim greitai. Žalgiris viena lėčiausių komandų. Lėčiausia, man atrodo, pagal savo žaidimą yra. Tai paprasčiausiai viskas, ta gynyba nebeatlaiko. Jo, ir Sirvidžiui kažkas yra, klausyk, nutikę paskutiniu momentu, ne? Bičias, kur atrodo blizgėjo, atviskėjo, dabar irgi tokia depresija yra įsivėlęs. Tai buvo studintas, po to turėjo geras varžybas, po to nesužaidė. Tai čia normalus tas augimo, bet vis tiek Trinkeris nei Brazdeikių nori žaisti, nei ką. To puolimo jau mes neturim, kur jau ding.
Kur tu dings? Dažnai sakoma, kad Žalgirį tiek nelaimingų žmonių, tiek nelaimingų veidų seniai nėra buvę. Ir jeigu taip atsitiktų, kad Žalgiriui reikėtų keisti trenerį, o aš manau, kad iki to yra 5 minutės ir turbūt, kad tai neišvengiama, nes aš neįsivaizduoju, kaip įspręsti šitą situaciją, kur komanda akivaizdžiai yra nepatenkinta, žaidėjai nepatenkinti situaciją tiek, kad pastangų aikštelėje lieka vis mažiau. Tai kaip tu, pavyzdžiui, įsivaizduoji, tarkim, Žalgirio naują trenerį? Aš visai neseniai pasakiau Basket News'o podcast'e, kad gal visai negenialus, bet įdomus ėjimas, turint omeny, kad ta rinka ypatingai sezono metu, jeigu dabar tektų atsisveikinti su Trinkeriu, gana sekli kaučių, duot šansą Tautvydui Saboniui. Kaip tu, pavyzdžiui, matytum tokį variantą? Nes mesgi visi dabar sutinkam, kad pagrindinė Žalgirio bėda yra apie norą, apie energiją, kad tai yra išgaravę, džiaugsmo nėra. Tautvydas Sabonis, o dabar sprinto tiesioji, finišo tiesioji, 10 rungtynių Eurolygoje lieka, ne? Rinktis nelabai yra iš ko. Tai nebūtų bičas, kuris įneštų vėl malonumo ir meilės truputį į krepšinį vyram. Ko dabar labiausiai trūksta? Matai, aš iš vis jei priims tokį sprendimą, kad keis trenerį, nežinau, čia kažkaip nežinau, aišku, labai dabar stipriai tas akcentuojama, kalbama, bet jeigu jie priimtų, tai aišku, tai čia logiškas sprendimas, Eurolyga tu ar taip laidoja jau, ten tu nieko nenuveiksi realiai, net ir pasisamdęs naują trenerį, tai po vis tiek, tai kas tau belieka LKL'as, tai manau, Žalgiris turi pakankamai talento žaidėjų ir viską, tai labai logiškas variantas būtų pažiūrėti, kaip jam sekasi, kaip jam einasi tuo pusę sezono su logiškais reikalavimais ir lūkesčiais ir pažiūrėti, kokį trenerį turi ir tada eiti prie kitų metų. Arba įmėva jauną trenerį, pasitikė ir važiuoja su juo ir kitie metai. Tautvydas Sabonis dabar pasižiūrėjau specialiai Žalgirį nuo 20 metų, tai jisai yra dirbęs su Šaru, aš neatsimenu, ar jisai prasilenkė Žalgirį. Nesu tikras, ar jisai spėjo prasilenkti, gal ne, nes liktai atėjo nuo Šilerio, tada buvo Zdovcas, Maksvytis, dabar Trinkieri, tai tokia kaip asistento patirtį turi nemenka, įsigilinęs į tą reikalą. Aš, sako, taktiškai, strategiškai ten trūksta Eurolygos ar kažkokios patirties Tautvydui Saboniui, be abejo. Bet o kokius mes genialius Andrėja Trinkieri sprendimus ir sumanimus matom puolime, pavyzdžiui, Žalgirio šiuo metu. Nes gynyba dažnai yra apie norą. Okei, yra ir ten daug ką dėlioti, bet šiandien dienai ten labiausiai trūksta noro. Tai man atrodo, kad su savo entuzijazmu Tautvydas Sabonis, kuris šokinėja prie užribio linijos, kuris šiaip yra ir jį gyrė už tai, išprūsęs taktiškai žmogus, puikiai randantis ryšį su žaidėjais, tobula anglų kalba, tokia priešingybė, net sakyčiau, Trinkieri. Tokie teigiami impulsai, teigiamas bendravimo manieros prieš tokį gana griežtą diktatorių, egoistą, egocentriką. Matai, kas yra su Trinkieriu, pavyzdžiui, susiję, tai kaip yra turbūt lygiai tas pats yra su žurnalistais. Dauguma jaučia tą patį jam, ką ir žaidėjai. Tokie, tai žinai, viskas gerai, kai laimi, kai tau nieko negali niekas pasakyti, bet yra tas, kad turbūt ir daug žurnalistų laukia to momento, kur galės išsakyti. Tu žinai, apie ką aš kalbu. Tai jo, man tai iš tikrųjų toks, koks Trinkeris yra, man tai tikrai nemaišoma, patinka jo ta visa charizma, pasitinkėjimas. No problem, tik laimėk. Tik va, jau kai turi tokį, kaip sakoma, mano kelias ir niekieno kito, ir taip, ir aš ten protingas, gražus, profesorius, taip toliau, tu turi laimėti tada. Plus dar, žinai, dasideda, kad tu esi brangiausias treneris nuo Šaro laikų. Brangiausias žmogus Kauno Žalgiryje dar pridėti. Esi tas, kuris viską valdo, tai čia yra normalu, kad reikalavimai tokie patys atitinka ir viską, ir kai kurie tavo poelgiai, tai lygiai tas pats su žaidėjais, nu tai ką, tu ten, žinai, viskas gerai, taigi ten neduodi žais man tą, bet jei mes pralaiminėjom ir lygiai tas pats tęsiasi, nu tai aišku, kaltinimai bus, bet
Normalus dalykas, tik jam reikia laimėti. Aš nežinau, kiek tas pažalgis, aš nežinau, kas viduje vyksta pažalgį. Gal jiem viskas tinka, viskas gerai, jie važiuos, jie mato progresą, jie augs, jie turi kažkokį planą. Tai čia irgi kitas dalykas. Bet spaudimo lygiai taip pat, kaip nuėmė Kazį, tai žinai, tas spaudimas augo. Kol ta visa komedija čia atsitiko, tai nuėmė, tai nenuėmė, tai pasikalbėjom, tai vakarienės, tai žaidėjai išprašė, tai vieni skelbė, kad nuėmė, kiti, kad ne. Nu, komedija jau buvo realiai komedija, bet čia yra biškitas, kad yra kontraktas kitiem metam, tai irgi tas ir didelis kontraktas, tai tas, nu, taip jau, žinai, būtų, manau, tokioje pačioje situacijoje kaip Kazys su ten 200 000. Tai nežinau, ar čia jau kažkas dar galvotų ilgai. Jo, tas kontraktas, aišku, čia irgi iškalbėta tema, visą laiką kyla klausimas, kokiu pagrindu po pralaimėto LKL finalo sezono pradžioje tu pratęsi dar metam kontraktą, bet čia prie to gal nereikia grįžti. Man žinai, kas labiausiai keista iš Trinkieri pusės, kad tu pralaimėjimų kelyje galėtum sužaisti labai gudriai. Tiesiog pasimti šiek tiek ugnies ant savęs, ne apie Giedraičius kalbėti, ne fanami subinelysti, tiesiog pasimti ugnies ant savęs. Blemba, kebra. Tikrai jaučiu, kad gal ir ne pats, kad ir pats esu prisidėjęs prie šito rezultato. Tikrai jaučiu, kad ir pačiam reikia pergalvoti galbūt apie tam tikras metodikas, kad reikia kažką keisti, nes jeigu tu nori pakeisti rezultatą, turi pakeisti ir žaidimą, ne? Jisai nesikeičia, tu apie tai nekalbi, tu kalbi apie visus pašalinius dalykus, bet ne apie savo darbą. Kiek daug, manau, palengvėtų jam pačiam ir kaip kitaip jį vertintų ir žiūrovai, ir jo komandos nariai, kurie nepaslaptis ir aš ir tu mes girdim, yra labai nepatenkinti tuo, kaip vyksta darbas su treneriu, ne? Kaip viskas pasikeistų, jeigu jisai tiesiog biškį nuimtų šitą, sakykime, mandrumą ir duotų truputį striuškių pačiam savo, net tose spaudos konferencijose. Nes dabar atrodo, kad kaltas žaidėjas, Ulanovas per minutės pertraukėlę, kaltas Birutis, kaltas Brazdeikis, kaltas Sirvucha, visi kalti, bet apie patį strategą kažkaip netenka girdėti iš stratego lūpų, ne? Juk čia galbūt yra tas toks, žinai, noras girdėti B, ne tik tai visą laiką aš. Jo, turbūt tas vis tiek reikia prisimti daug tos atsakomybės už manau, dabar jau nėra ant ko nusimes. Komanda komplektavo jisai. Ar pagal tą visą buvo galima tikėtis geresnio Žalgirio, sakykime, aišku, dar niekas Žalgiris gali pasitaisyti savo situaciją, nors aišku, tas pažiūrėsim, ar užteks tos vienos pergalės, kad jie atgautų tą pasitikėjimą savimi kažkokį tai. Prieš Albą nesiskaitys, čia bet, tu žaidi prieš, žinai, prieš Bileką. Tai vis tiek, tu pasirašai Dunstoną, kuris nėra blogas pasirašymas tikrai, bet nežinau, ar jau pirmas, antras centras yra komandoje, sakykime, ne, Smailagičių, tikrai nesugalvoja Jankūnas atsivežti. Bet nei vienas pirkinys ir netėjo be jo žinios, čia faktas. Mitchellas, lygiai tas pats. Meneko pratęsimas, Meneka tampasi kaip skudurinio onutė pasakė. Meneka prasitėsi, po to iš vis nežaidžia ir reikalauja kažkokių dalykų, kurių jis negali padaryti. Ką jis gali? Jis apsigins nuo kažko. Niekas neapsigins. O Žalgirį nėra, kad kamuolys judėtų ant tiek, kad tu jį gali išnaudoti, rastų, kad ateitų kamuolys, kad jis išsimestų, išnaudotų savo pliusą, kurį jis turi, tai metimą. Žalgirį nevaikšto kamuolys ant tiek. Tai tas, taip, turi, ką ten myli Francisko, nes tikrai nėra kuo daugiau puolime žaisti nei Francisko. Walkeris kažką sužaidė, bet matome, kad irgi krito į tą gilę duobę, nežinau, ar Trinkieris daro kažką, kad palengvintų jam tą visą gyvenimą, pastatyti į kokias situacijas, kuriem būtų ganėtinai lengviau žaisti, bet visi žino, kad jį reikia ir padvigubinti, ir užspausti, ir kad jis vis tiek mesto savo sunkius metimus po driblingo ar kažkur. Tai tas ir susideda čia, pakeis žaidimą, kaip tu jį pakeisi labai tą žaidimą. Aš manau, kad tas buvo tikrai kalbama, akcentuojama, bandymas, kad tas kamuolys judėtų daugiau, kad, bet tu turi ką turi. Ką Trinkieris bando keisti, bent jau aš su Wolves rungtynėse sėdėjau arenoje, liktai pastebėjau tokį įdomų, ko nemačiau, aš mėgstu jį pasižiūrėti. Atsiranda tokio, žinai, gal net truputį perdėto, bet jau geriau perdėtas ir nenuoširdus ir netikras šitas, bet jau
bet jau laisai būna noro teigiamai bendrauti su komanda. Ten, žinai, tas suspausti kumščiai, ten Juzenui liktai kažką pasakė, pitakėlį duoda, davai, duok man pitaką, žinai, hujak, kur taip pastrinkerį nepastebėjau šį sezoną. Bando atnešti gal ir geros nuotaikėlės biški. Labiausiai turbūt šito dabar Žalgiriui trūksta. Jeigu Trinkis truputį atleis tą pavarą ir galbūt sugebės, kaip suvaidino tą piktą, tai dabar suvaidins bent jau linksmą, tai man atrodo, čia bus ahujeniausias dalykas, ką jis dabar šiuo metu gali padaryti, žinai. Tai man atrodo, jau neliko pasirinkimo. Nu, ta prasme, tas jau tavo sunkiai, jau tie visi, žinai, žaidėjai, jie sulaužyti dauguma jau yra, tu, žinai, lietuvikų ir taip, jau nuo to ten kiek jau berėksi, yra tas, kad jau, nu, berėksi, jau ten neima į galvas, jau ten, žinai, žiūrite, kai kur tie veidai yra tokių, kad tie ten kaip ir yra, kaip ir nėra, tai kaip treneris tu arba gali laikyti savo, grinai ir bandyti perlaužti viską, kaip tu norėsi, bet jau matai, kad, nu, tu nesi Šarūnas Jasikevičius, tu neturi tokio autoriteto, neturi tiek meilės šitoj komandai. Gal tu nieko nelaimėjęs. Kad tu tie galėtum, kad darysi viską kaip tas, bet jie irgi žino, nu, ta prasme, tai taip, tu turi bandyti kažką pakeisti, arba su to traukiniu, arba su to laivu jau skęsti iki galo. Gerai, pasakiau, nieko nelaimėjęs, yra tapęs Europos taurės metų treneriu, bet dabar titulus dar žiūriu. 2 Serbijos taurė, Bundesliga, Rusijos taurė. Nu, taip va. Tai, sakykime, vienas iš tokių skemerių, man atrodo, Europos krepšinio. Kur mes įvertinam labai stipriai pagal ketvirtfinalį su Barcelona, kada jis su Bayernu nuėjo iki ketvirtfinalio ir ten gerai sužaidė. Tai kol kas... Jo, jis gerai sužaidė. Tai prieš Šarą, nu, su Bayernu, kada išėjo į ketvirtfinalį. Bet palais, man atrodo, dar gerai sužaidė su Milanu, ne? Ne Bayernas su Milanu, tada serija gerą turėjo. Blemba, žinok, bijau maišyti, bet žodžiu, geras Eurolygos ketvirtfinalis. Ir su Zenitu Šaras turėjo. Šarai buvo 2 sunkus ketvirtfinaliai, pameni, vieną sezoną su Bayernu, kitą sezoną su Zenitu. Arba atvirkščiai. Su Milanu turėjo dar gerą seriją. Trinkeris. Jo, bet gera serija nėra pergalė, žinai, čia ir LKL finale. Nebloga serija su Rytu. Jo, bet tas faktas, bet jei jis turėtų gerą ketvirtfinalio seriją... Čia. Bet atsimeni, mesgi kalbėjom praeitą podcastą. Vertinam galutinį rezultatą. Vertinam galutinį rezultatą, bet Žalgiriui čia galinis rezultatas būtų kosminis. Žiūrėk, Ne, baigtų, apie tą pleiną viskas. Ne, aš net ne pleiną kalbu. Aš sakau, jei turėtų ketvirtfinalį, turėtų 2 varžybas namie. Jeigu turėtų, taip. Tai atpirktų visą jo algą, uždirbtų Žalgiriui pinigų. Taip. Ir visi būtų šokolade. Taip, tai jeigu aš treniruočiau Žalgirį tą patį nuveikčiau, tai lygiai taip pat būtų gerai, žinau. Niekas, bet tu netreniruosi Žalgirio. Bet jis irgi netreniruoja Žalgirio. Jis treniruoja Žalgirį. Tai dar kokį 2 savaitės. Realius scenarijus, kas būtų, tai, kaip sakai, ketvirtfinalis, ne, tai jis būtų... Kai dabar tą būtų padaręs, ar dar padarytų netyčia, va dabar viskas pratęstų kontraktą. Jo, bet tu turbūt nebetiki Kalėdų senelio. Aš tikiu. Tiki? Tikiu. Tada išeisime į pleiną. Kalėdų senelio ir Žalgirį tikiu. Gerai, šiandien bus labai įdomu paklausyti mūsų prognozių. Manau, nes 2 Žalgirio rungtynės ir galėsim pataukšti dar truputį. O šiaip trumpai dar pasidžiaugiam Rytų. Ką Rytas išdarinėjo praeitą savaitę. Dabar jau kai žiūrit, gal gavo nuo Malagos Unikakos ir skamba ditirambai Rytų juokingai, bet su Galatasarajum pasidaryta plus 20 taškų. Niekas turbūt nelaukia tokio starto. Nežinau, kas galėjo prognozuoti plus 20. Turbūt buvo kokiu nors labai ypatingai didelių fanų, bet turbūt suprantant Galatasarajaus pajėgumą ir Ryto pajėgumą, tikrai netikėta, bet daug fainiau, kad Rytas turi naujoką. Ir Parkeris, Jacksonas, Cartwrightas, labai daug vardų, neaišku kiek pavardžių, atvyksta į Vilnių, nedidelio ūgio, bet smarkaus spyrio vyrukas. Ir paskui stūmio, matė teisėjas Australijos lygų. Aš tai galvoju, kiek Volasas būtų Kaune ištempęs. Su ta nuotaika? Ne, su ta nuotaika. Žinai, jeigu Volas ištiko, sakykime, galbūt kažkokios psichologinės bėdos sezono pradžioje, ačiū Dievui, kad jis neliko iki dabar.
Ne, tai aš sakau, ne. Ta prasme, dėl to, ką jis tam būtų lipęs ant to krepšio ir daręs, sunku man suprasti Eurolygai. Jisai būtų turbūt pasižiūrėjęs, kiek Lietuvoje reikia atsėdėti už žmogžudystę. Ir tada jau velnės žino, kaip ten būtų pasibaigę. Bet jo, nuotaikos ten prastos būtų tikrai. O Rytas pasirašo žmogų, girdėjau Lekšo Jono vertinimą krepšinis net podcast'e, jis taip net stipriai pasakė, sako, tai gal net yra geresnis krepšininkas bendraja, plačiaja prasme už Markusą Fosterį. Tokį vadėjo. Ir kad Rytui čia yra absoliučiai kosminis pasirašymas. Tu esi kažką girdėjęs apie tą mažylį? Parkerį Jacksoną, Cartwrightą. Ne, aš nesu apie girdėjęs daug. Šiaip, manau, bus tinkamas žaidėjas Rytui. Skamba galingai Vokietijos lygos MVP. Aš suprantu Lekšas, kad Fosteris darė skirtumą didelį Lietuvoje. Tai dar taip ne. Čia labai drąsus pareiškimas. Pažiūrėsim, kaip tas visas, bet žmogus, kuris ten išėjo į finalą, finale pralašė, po to laimėjo finalą, kai jis grįžo, ne? Tu apie kurį kalbėjai? Apie Fosterį, jo. Jo, jis sakė, aš turiu nebaigtų reikalų, grįžo į Vilnių ir baigė juos. Tai, dadėjo Fosteris ir pasitikėjimo Rytui, ir tas naglumas jo visas ir viską, ir tas tai Rytui. Tai šitas turėtų puolime tikrai dadėt ir dar kurt, bet su tokiais skambiais pareiškimais tik laikas parodys. Cartwrightui, Parkeriui, Jacksonui viskas, ką reikia padaryti, tai laimėti LKL-ą. Ir viskas. Jokių problemų nėra, tu esi Fosteris ar gal ir geresnis. Ir žiūrėk, matai, niekas negalėjo, visi prieš sezoną vėl sakė, kad neįmanoma, kad netyčia Žalgiris pralaimėtų LKL. Neįmanoma. Jokių šansų nėra. Neįmanoma. Žiūrėk, mes kalbam, trenerių reikės. Žiūrėk, man su lažybom gal ir nesiseka, dedu 5 štukas dabar ant stalo, tu gali dėti 2. Toks vat kofas. Tai žinai. Tu nori? Ne, dar taip kažkiek. Bliamba, atsiloščiau iš karto. Neįmanoma, ta prasme. To labiau, kad nebebus trinkierė, bet trinkierė mes galim viską. Neįmanoma. Matai, to sportai ir gražu, kad viskas įmanoma. Nebent jau traumas gauna visą komandą. Tada gal, jeigu žaisim su Buika ir Jusėnu. O tau atrodo dabar Žalgiris tokia įtikinama komanda. Taip. Gal ir ne, bet su Rytu. Taip, su Rytu. Šiaip, žiūrėk, jeigu rimtai šnekant, kada legionieriai... Aš aišku, kad tuo pačiu čia biški pezu dėl šau, bet jeigu taip rimtai šnekant, tikrai yra baimė, jeigu liktų trinkieris iki galo, su tokia užsiknisimu, kokiu dabar yra Kauno Žalgiris, su tokiu liūdėsiu ir dar pasibaigus Eurolygos sezonui, aš bijau, kad legionieriai gali iš vis nebenorės žaisti krepšinio, iš viso nebenorės. Tai ir nenorės. Jeigu liks trinkieris, bet aš manau, kad trinkierio jau nebebus tenai. Tai žiūrėk, gerai, paimam tokią situaciją. Praeitais metais pažiūrėk, kas darėsi su legionieriai Žalgirį. Lukas Lekavičius tempė Žalgirį. Ir dabar, gerai, lieka trinkieris. Pasikeičia treneris. Francisko. Jeigu lieka trinkieris, sveikinimai Rytui. Ta prasme, viskas okei. Francisko eina žymiai didesnio kontrakto, birželis, ne? Ką tas? Walkeris. Jau Amerikoje. Galvoja birželį. Kažkur tas Dunstonas, neaišku. Francisko, pats Žalgiris, žino, kai jaučiu mes pinigų. Pakovos. Nežinau, ar įmanoma pakovoti. Lemas 200, kokie sakyčiau, Lemas 300. Smailagičius, neaišku, kuris tikrai bus. Ar ten ties Marsu, ar čia, ar kaip jis norės sužaisti. Kad kosmose tai tikrai, o to aš tau planetos dabar neįvardinsiu. Ar vieną koją NBA... Kur? Kur, Vašingtone? Ne, aš tik pasakiau, niekada nežinai, ką iš jo gausi. Niekada. Tai ar taip Žalgiris atrodo įtikinamai dabar, kaip atrodė prieš sezoną? Ir dar nedaug dievė kokią traumą pasimaišytų. Dar rimtesniam, Tai sakau, tas, kaip ir praeitais metais atrodė neįmanoma, kad Žalgiris nelaimės. Jeigu ne Keenano Evanso trauma būtų ir neįmanoma. Tai va, net trinkieris būtų laimėjęs su Keenano Evansu. Tai va, jeigu ne, sakau, tas... Bet aš to priminsiu, kad trinkeriui tas jeigu yra 7 metai iš eilės, dabar 8, 7 sezonus iš eilės bičas nelaimi nacionalinio čempionato. Nėra kažkas tai įdomesnio. Tai labai įdomu.
Gerai, tai ryto laukia rungtynė su Malaga, turbūt jau kai žiūri šitą podcastą arba liko kelios valandas arba tos rungtynės jau įvykusios, galim iš karto... Tai palauk, kada jie žaidžia? Antradienį vakare. Galim iš karto pasakyti, kad neliūdėkit, šitas pralaimėjimas dar nieko neužbraukia, rytas gerai startavo. 15 išvyka. Galima ir taip sapnuot, bet turbūt, kad nuo 15 prasidėjo pralaimėjimas ryto kažkur, tai maždaug taip. Bet Linai, tugi NBA žmogus, visą karjerą, praktiškai didžiąją karjeros dalį praleidęs USA ir aš manau, kad tavo išstojimo Twitterį arba X'e labai pritrūko, kalbėjo visi, Dirkas pasisakė kalnas NBA žvaigždžių, bet nemačiau nei vieno Lino Kleizos kokio nors ten emoji arba tiesiog vieno žodžio, bliat, nebuvo jokios tavo reakcijos, kaip tai paaiškinti. Dončičius keliasi į Lakers. Šiaip aš buvau nustebęs, bet man taip kažkaip gyvenimo nepakeitė. Visiškai. Bet spriktelė į lovą. Ar Dončičius Laker'se bus, ar kažkur jokio apskritai skirtumo. Tik yra, šiaip įdomu būtų sužinoti, kas iš tikrųjų buvo, dėl ko, ar dėl to, kad jis nebūtų persirašęs kontraktorius, buvo ištransliavęs, kad jis nesirašys ar taip išeis iš tos organizacijos, nes... Kalbama, kad jisai buvo sutaręs dėl tų 340, dėl maksimalaus kontrakto, kurį Liepą turėjo pasirašyti. Taip kalbama. Niekas čia nežino. Vieni taip sako, kiti taip, treti taip, ketvirti taip, bet aš tik tai žinau, suprantu, kad tokį žaidėją, kai treidini, tai ne GM'as ar prezidentas priėmė tą sprendimą. Jokių šansų nėra, kad nesavininkas, ar kas ten savininkas, nežinau. Markas Cubanas ten turbūt pagrindinis sprendimų priėmėjas. Nėra, jau jis nėra. Yra, jis vis dar turi didelį vaidmenį tenai. Jo, bet jis nėra pagrindinis ir niekas su juo net nesitarė ant šitą sprendimą. Tai yra, jis turi 27% komandos ar kiek. Bet turi pareigas ten kažkokias rimtas. Bet čia jau buvo tokį sprendimą priimti, joks GM'as ar taip negali negali nuėti pasakyti, kad treidinį. Kalbama apie visos franšizės pagrindinį žmogų, apie visų marškinėlių užrašą. Savininko palaimintas ir jau čia buvo tam lygiai, kur skaužinant, kaip NBA veikia, tai tokius žaidėjus kaip treidinį, tai aišku, bet Dončičiui irgi čia geras bus dalykas, gal susiims labiau, gal prisižiūrės labiau, gal, kai esi tokio talento ir tokio lygio žaidėjas. Ir kūno masės indeksas 29. Ir įspūdingas, tai jau reikėtų biškį susimastyti labiau apie tą. Bet sunku, blemba, žinok. Aš, pavyzdžiui, pats pasižadėjau mesti svorį, nuo pilvo. Vakar vis tiek, blecha, prisėdau stintų suvalgiau maišiuką. Ir ką tu į tai? Aš į tai, kad tu nesi... Stintelių tiksliau. Nesi top 3 žaidėjas pasaulyje. Prasme, aš nesu top 3 žaidėjas pasaulyje. Ir gali įsirašyti, kaip į vienas geriausių visų laikų istorijos knygelės, tai ten biški reikėtų apmažinti tų dalykėlių savo. Tai, kad eina ant to įspūdingo talento ir ten viską žaisti žaidžia, treniruotis turbūt mažai. Tai čia ir buvo tas pagrindinis dalykas, dėl ko Dallasas, tu sutinki tokį žaidėjų kažką, 25 metų, daryti tokį pakeitimą, kas ten jį padarė, nesvarbu, bet esmė, kad užklasinė veikla ir, biškai reikia, taigi turi prisisamdęs ten visko, bet vis tiek. Ir supranti, tas jo ėdimas ir tas jo kūno masės indeksas, sakė, sezoną pradėjo su 118 kg. Tai aš pažiūrėjau, pagal jo ūgį čia yra 29 kablis kažkiek. Ir toj skaliai KMI tai yra nutukimas. Arti. Supranti, mes šnekam apie profesionalų krepšininką. Bet tai yra traumas. Pažiūrėk, jisai tarkim... Mes šnekam apie vieną geriausių krepšininką. Jo, okei. Tai žiūrim mes dabar į jo sužaistas rungtynės pastaraisiais metais. Šį sezoną 22 grajai sužaisti. Čia taip gali būti? 22 grajai? Jis iškritęs, jo. Tai traumos. Praeitą sezoną 70, dar prieš tai šiam 6, šiam 5, šiam 6, šiam 1. Nebuvo sezono, kad jisai sužaistų
7 ten kelis grajus. Ja, bet dar 7-2 sužaidė patį pirmą debiutinį sezoną, visą laiką turi traumų. Praeitais metais finalai buvo. Tai bet turiu meni, kad jisai jis yra traumų maišiukas šiaip. Bet, žinai, daug, taip, jis turi tų traumų kažkokių, bet rimtų tokių neturėjo. Iki dabar, bet yra dar, žinai, atmes, kad jis 5-7 varžybas, kur tom superžvaigždėm leidžia pailsėti. Dažnai. Okay, jo. Ir šiaip unikalu, kad niekas neišlindo apie tai. Joks neįmenkiausias gandas. Vieną tokį podcastuką mažą žiūrėjau Amerikoje, sako, čia turbūt pats įspūdingiausias dalykas, kad lygoje, kuri pastatyta ant gandų, nes tai yra marketas, tai yra pardavinėjama informacija, kai specialiai, didžiulis turgus ant to pastatytas. Ir tokio masto, reiškia, sprendimas, tokio dydžio treidas, jisai niekur absoliučiai nemenkiausiai nebuvo kažkur tai girdėtas. Už tai daug kas galvoja, kad šiam Šaranėje išsigalvojo šitą, arba ne tai, kad išsigalvojo, kad kažkas tai pavogė jo Twitterio X-o akauntą. Čia unikalu, ne? Toks šitas yra unikalu, NBA ir būna labai daug gandų, labai daug visko paleista, daug bandoma suklaidinti ir dažniausiai neatsitinka tie treidai, apie kuriuos kalbama. Dažniausiai visada kiti atsitinka, bet apie šitą nieko nebuvo. Niekas nesitikėjo šitą treidą. Ir labai įdomu, žinai, Dallas Mavericks fanų reakcija. Blemba, aš dabar bijau jos įsivaizduoti, sako, ten jau ir vos ne karstą girdėjau, šiandien NBA podcastą klausiausi, jo nešasi, ten fanai jau žada boikotuoti rungtynės. Dallasui turbūt šokas dar ir didžiausias, kad jie tikrai galvoja, kad čia yra Dirkas Nowitzki numeris 2, kuris galbūt visą karjerą bus tos komandos, žinai, atspindys, nes tai ištikima organizacija, ne? Dirkas ten praleido visą savo karjerą. Ir aš ir pats galvojau, kad Dončičius yra tiesiog žmogus, kuris keitė Dirką čia kaip franšizės veidas ir jis čia bus iki galo. Nesielgia šiaip šitą organizaciją, taip nėra taip jiems būdinga. Kažkas yra tai, ko mes nežinom, plus teko skaityti, kad pasak Dallaso vadovų, tam pritarė visi ir trenerių štabas, visi, maždaug nebuvo nei vieno, kas nepritartų šitam sprendimui. Yra kažkas, ko mes nežinom. Ne, bet kaip jisai sakė, tik niekas nežinojo. Net Jason Kiddas, su kurį jis pres konferencijai sėdėjo po to, jis pasakė tas apie šitą treidą, net Kiddas nežinojo. Net Kiddas nežinojo? Nežinojo niekas. Okay, matai, labai daug skirtingos informacijos plaukė dabar. Nes jis būtų pasakęs, tai tikrai kažkas būtų, tikrai, tai buvo savininkai, buvo jisai, nes, tikrai būtų išėję. Tai tu būtum treneriam nuleidęs tą gandą. Žinai, man kažkada yra pasakojęs Gedvydas Vainauskas tokią istoriją. Specialiai, nes jei, pavyzdžiui, treneriui nuleidai tą gandą, treneris nenori, kad treidintų, ne? Tu nenori, kad tavo žaidėjai ištreidintų, tai tu nutekini tą informaciją. Nutekini, kad gautų tiek, tu įsivaizduoji, kiek būtų gavę spaudimo, netreidintų Dončičius. Nuo Dallaso fanų. Kažkada Gedvydas Vainauskas pasakoja, toks treneris ryto buvo Vladė Džiurovičius. Tai sako, buvo kažkokia tai vakarienė komandos su rėmėjais. Ir Džiurovičius vieno iš stambių rėmėjų žmonai pasakė kažką labai ten šlykštaus maždaug, kad tu čia nesikiški vyrų reikalus ir ten kažkas tokio. Ir vėliau bandė atsiprašinėti, bet buvo per vėlų, Džiurovičiaus greit komandai nebeliko, nes ten buvo labai rimta situacija. Kartais gal gyvenime viskas gali būti labai paprasta, žinai, mes čia svarstom, čia dėl traumų, čia dėl dar kažko, o gal yra kažkokia, kaip tu sakai, savininko lygmenį. Gal kažkur kažkokią nepagarbą parodė pagal savininką Dončičius, gal kažkas viskas galėtų būti žmogiškiau ir paprasčiau, negu mes čia svarstom. Ne, aš nemanau, kad ten nepagarbą parodė kažką, aš manau, kad laukia tas tikrai didelės investicijos, galbūt jie netikėjo, kad jis ten liks ar kažką gaut, netikėjo, čia labai, labai daug, bet nemanau, kad dėl to, kokią tu ten nepagarbą savininkų gali parodyti. Na, čia aš tiesiog spėliuoju, nebūtinai savininkai gali jo aplinkai, bet čia... Bet gali visko būti, mes nežinom, bet, kad panašu... Nusibodo Dallasui tenkinti jo visus norus ir gal kaip Kubano mažiau ten liko, tas dar labiau pasimatė, nežinau. Nes Kubanas jį tikrai labai mylėjo, o dabar gal ir neturi tiek galios. Bet šiaip unikalu, mes turim vienoj komandai geriausią Amerikos krepšininką, gal net geriausią visų laikų pasaulio sportininką, turim geriausią Europos žaidėją,
vieni geriausių pasaulio žaidėjų vienoje komandai, tai tikrai retas reiškinys. Aš tikrai nesu NBA fanas, bet net ir man visai įdomu tokį reiškinį stebėti. Aišku, vienas labai nueinantis, plus dar ten yra jos sūnus ir dabar dar Luka Dončičius, tai marketinginė prasme Lakeriai, aš nežinau, turbūt tokie pat įdomus kaip ir Šeko ir Kobės, jeigu galima tos laikus apskritai kaip nors lyginti. Tai va, tai tiek apie šitus dalykus. Nu, dabar laidos esmė, tai 25 Eurolygos turas, čia aišku 9 rungtynės, bet mes prognozuosim, apkalbėsim 5, visas kitas prognozes matysite tiesiog ekrane. Rytoj, tai yra antradienį tiksliau, prasideda 25 turas, nu ir kalinai. Važiuojam į Oaką, važiuojam pas Atamaną, kuris vargsta ir jeigu ne Kauno Žalgiris turėtų 4 pralaimėjimus iš eilės, neina Grajus Nanui, nėra Lesoro, Atamanas vėl turbūt pradės Hebra mokint boksuotis. Dar vienas pralaimėjimas praeitą savaitę nuo Milano 12 taškų skirtumų. Labai netikėtas, bet aš turiu Panathinaikosą sugrįžtant 9. Ir varžovas prieš savo seną komandą. Ai, palanė šitą turą. Ką tu žiūri dabar? Aš ne tą turą. Žiūriu. Jo, žiūrėk, turiu 6 Panathinaikosą, nes Šarui sunku Atamaną nugalėti. Bet Šaras dabar ant bangos, jis dabar yra geriausia komanda. Šarui sunku Atamaną nugalėti. Sakai? Tai ne treneris prieš trenerį ir sakai vėl Atamanas duoda Šarui galvon. Aš kažkaip, paskutiniu metu Šarui yra sunku Atamaną nugalėti. Erikas McCollumas pradėjo žaisti pas Šarą visai neblogai. Įvestas geriau negu Skyleris Meisas, dėl to turbūt ir paleido šitą vyrą. Ir plemba, aš imu Fenerį, aš manau, kad jie ant bangos. Ir čia labai įdomu, +4 Feneris. Puikiai. +6 Pana. Miuncheno Bayernas prieš Milano Olimpiją lošia Miunchene. Milanas neprognozuojama komanda. Bayernas irgi. Praeitą savaitę Nikas Veileris Babas tapo 1 turo MVP, 30 keli naudingumo balai. Edvardas irgi prie Žalgiriuką darė, ką norėjo. Ir aš sakau, kad Bayernas nukals ir Milaną +6. Aš turiu +7. Labai sunkiai prognozuojamas Milanas. Bet tikėkime, kad... Taip. Dar vienos rungtynės, kur man tikrai yra sunku prognozuoti, Monakas prieš Baskoniją. Ką tu imi? Sunku, aš tai 9 Monaką. Aš paėmiau Monako pergalę 10 taškų ir netgi manau, kad šiek tiek per daug. Man labai patinka Baskonija. Bet Monakas praeitą savaitę sugebėjo nugalėti Realą be Jordano Lloydo ir realiai ir be Maiko Jameso 5 naudingumo balai. Tragiškos jo rungtynės. Nikas Kalatis žaidžia. Petras Kornely pradėjo žaisti. Žodžiu, prie Spanulio atsiranda tokie bairiai kaip ir Jasikevičius. Kuo sunkiau, tuo geriau. Sireika kažkada yra pasakęs, prie Šaro taip irgi būdavo, kad kažko nėra, jokių problemų, yra kam žaisti. Paliko Musą su -2 Monakas, gynybėlė leido Realui tik 7-3 įvaryt, Kampaco 2 naudingumo balai, Spanulis daro kažką, ką? Spanulis daro kažką, ir tas vienas, matom, elitinių puolimo žaidėjų, Šaras irgi buvo tas kūrėjas elitinis, bet irgi puolimo. Taip. Be gynybos, bet šitiem gynyba akcentuojama yra stipriai pas abu. Jo, taip kad čia mūsų irgi sutampa. Ir čia įdomu, Paryžius prieš Olimpijakosą. Olimpijakosas tikrai nepamiršo pralaimėjimo taikos ir draugystės rūmose, ką? Jo, aš turiu +8 Oliai. Mano irgi čia yra +6 Olimpijakoso. Tiesiog turbūt būkim realistai ir Oli negaus antrą kartą nuo Paryžiaus. Ir čia būtų iš visą anomalija. Ar Žalgiris gali pralaimėti Berlyno Albai? Vat kur klausimas. Norėčiau pakeisti savo, kad jei pralaimės Berlyno Albai, tai laikas užkalt langus. Dar Bayernę tiesiog pamirštam, bet turiu 11 Žalgirio pergalę. Mano Žalgirio pergalė 14 taškų, neįsivaizduoju, kaip galima pralaimėti Berlyno Albai, nors Tel Avivo Maccabi galėtų mums papasakot. Praeitą savaitę Serbijoje Alba sutvarkė Maccabi. Taip kad prie dabartinės Žalgirio situacijos įmanoma turbūt viskas. Bet čia jau imu Žalgirį ir tiek. Neįmanoma viskas, bet gal
gal toks kraštutinumas nėra įmanomas. Jo. O tu sakai, kažką nori keisti? Ne. Noriu pakeisti, kad buvau pasakęs, kad tai pralaimės prieš Bayerną laikas užkalt langus. Aha, tai dabar jau čia. Pamirškime. Prieš Albą pralaimės. Bet tu ne pirmas, žinok, šitą pasakei, tai viskas tvarkoja. Jeigu prisišnekėsi kaip Kurtis, tai galėsi sakyti, kad čia pirmas pasakė Sabonis. Ir viskas, žinok. Sabonis gali sakyti, ką tik nori. Drąsiai. Matot visas 25 turo prognozijas prieš savo akis, galit pasižiūrėti, kaip čia kas skiriasi. O mes varom į 26 turą ir pakalbam iš karto apie ketvirtadienį. Fenerbahče, Madrido Realas, Jasikevičius prieš dar vieną pusiau trenerį Čiusą Mateo. Tu prieš tai sakei, kad Šaras gauna nuo Tamano, ar jis gauna ir nuo dar vieno netrenerio? Ne, čia Šaras laimi 4 turiu. Man atrodo, pirmam rate Šaras gavo nuo Panos, ne? Nuo Realo turi menį? Ne, nuo Panathinaikos. O, reikia tikrinti. O čia turiu neįžeidinėk Čiusą Mateo, Eurolygos čempioną. Pusė velnio visai toksai, ne? Tai aš turiu 4 Šaras namie laimės. Nu, Eurolygos čempionas žaidžiant su super komanda. Su šita komanda jam kažkaip sudėtingiau gaunasi. Bet aš čia įimu Šaro pergalę, dar 2 pergalės Fenerbahčei šią savaitę. Panathinaikos su Efesu žaidžia irgi antram savaitės mače, namuose. Aš įimu Panathinaikos pergalę 8 po 1 pralaimėjimo Šarui ir sakau, kad prieš kitą turkų komandą namie Oakoj Panathinaikos laimė. Aš 9. Gerai. Monakas prieš Partizaną. Čia sunkesnis, bet aš matau Monaką 8. Namie. Kokį parašiai bendrą rezultatą? 90-82. Nu, aš mažiau rezultatyviai, bet sakau 8 Monakas. 8-4-7-6. Partizanas šiaip komandėlė, kuri irgi labai dabar kiekvieną mačą žiūrės, jie visiškai play-ino ritmų žaidžia, 11 vieta, taip kad Željko gaudo Messina, bent jau dabartiniai situacijai, per 1 pergalę yra nuo Milano komandos. Tuoj mes perėsim prie Žalgirio ir Milano rungtynių. Milanui čia dabar žiauriai svarbios kiekvienos tokios, bet aš sakau, kad Monakas pasiema namuose. Ir savaitės rungtynės, bent jau to turo rungtynės, tai tikrai Barsa prieš Olimpijakose. Aš turiu Oli pergalę 8, nors žais Ispanijai, bet kažkaip Olimpijakosas žymiai labiau tikinantis. Barsa stipriai šlubuoja. Gerai, mano Olimpijakos irgi yra +8, Barsa namuose moka prasileisti ir nuo Zvezdų. Nu, dabar, Linai, dabar įdomiausia dalis. Kauno Žalgiris prieš Milano Olimpiją. Su Alba viskas aišku. O čia aš turiu labai sunkią Žalgirio pergalę 3 taškais. Labai svarbią, sunkią ir Žalgiris sugrįžta su trenksmu ir biručio dėjimais. Aš manau, kad laužimais lanko. Bus vienas kitas dėjimas. Lekavičius 3 taškais. Ir Brasdeigio 27. Gana tikslu šiaip. Gana tikslu, bet nežinau ar realu. Aš tai duodu Milanui pergalę čia, nes mes jau turėjom tas tokias atgaivos rungtynės su Virtusu, po to sekė dar 3 pralaimėjimai iš eilės. Tai aš manau, kad Žalgiris Alba nugalės, bet 2 pergalių nematau. Nematau stebuklo, kaip staiga pasikeičia Žalgiris ir visi pradeda būti labai laimingi ir patenkinti. O Milanui čia yra ir galų gale garbės rungtynės tam tikros, nes jie puikiai prisimena, ką Žalgiris su jais padarė Milane. Jau ką, bet Žalgirį tai jie tikrai pasikabinė rūbinį bent jau mintyse, galvoj, po to -27 ir tada Žalgirio pergalė. Mano yra Milano +7 čia, 8-5, 7-8. Va taip. Ir jūs nepamirškit prognozuoti. Nepamirškit parašyti YouTube komentaruose, kaip baigsis tiek su Alba, tiek su Milanu. Špidiso? Tai kad mes iš Tukos varom. Aš paskui vis tiek iš tavęs nesusigražinu nei Pidiso, nei 300. Tai jau skolojama. Koks čia skirtumas? Jau skoloj. Kas? Tai aš dabar jau skoloj esu?
Tai dabar būsi skoloje iš vis 2 štukas, bet. Tai kai būsiu, tada ir pažiūrėsim. Tai bijėjau. Kas? Tai bijėjau. Ko bijau? Jos išpydės, net bijėjau. Tai kad tu negražini nieko, kas Kaip iš to? Aš negražinau, aš tau visus gražinau. Ai, dabar jau paaiškėjo, kad tu visus gražinai. Nu, va taip ir vyksta su tavim. Tai gerbėmieji, nepamirškit parašyti, kaip sužais su Alba, kaip su Milanu. Jeigu pataikysit labai gerai prognozės, duosim dovanų, dovanos geros, mes tikrai nesikuklinam. Pasiekit mus, prenumeruokit YouTube'ai, paspauskit varpelį, gaukit pirmieji pranešimus apie išėjusius naujus video, pasiekit TikTok'e, Instagram'e, Facebook'e ir visur kitur, kur mes tik tai egzistuojame. Geros savaitės, bus daug krepšinio, moterų rinktinė žais galų gale šią savaitę. Jo, aš eisiu, tu eisi į moterų? Ne. Ne. Nes Žalgiris. Palaikyti reikia moteris. Tu jau Žalgirį neįsi ketvirtadienį. Tai žinai, Žalgiris dar daug varžybų turi. O moteris? Šis svarbus išėjimas į Europos čempionatą, tai reikia palaikyti mūsų moterį. Šiaip jeigu rimtai, tai ketvirtadienį moteris žaidžia prieš Eurolygą, man atrodo 18:30 su Lenkijom, ane? Jeigu neklystu. Gali būti, jo. Taigi eisi. Tai nebūtinai žinau, kurio laiku. Tas man skirtumą. Aš maniau, pas tą minutėm viskas suplanuota. Tas man skirtumą nedaro, bet. Jo. Tai būtina palaikyti mūsų Lietuvos krepšinį, moterų. Tikrai taip, šiaip noriu priminti, kad tos rungtynės pergalės atveju gali atverti duris į Europos čempionatą. Netgi skaičiuojama, kad ir atvers, ten 99%, jeigu nukalam Lenkijas, kad išeina moteris į Eurobasketą. Va, nu viskas, iki kitos savaitės.